Buojas kažką turi sakyti gydytojai. Na, pagerėjimas yra tik dar nepakankamai stiprus, bet to yra ir kitų sveikatos bėdų, tai gal dėl to. Blemba, tu man laikykis, davai aukštinų nuosi, rankos, kojos yra, kaip sakant, viskas užgėma, viskas pataisoma, dar labai daug kas priklauso nuo tavo nusistatymo ir nuotaikos, ne? Kuo daugiau bus pozityvo, to greičiau pasveiks. Išgirsk mane, aš tau garantuoju. To tau ir linkiu. Hejka Waldemar! Jestem w pracy, a zdjęcie jest z ferii, byłam w Tajlandzie. Su širdim yra bėdų po kritimo. Och, tu viešpatie, permušimai. Labukas 1, 2, 3, labas, privetiki, pistoletiki. Kaip tu, ką tu? Kasi? Nekasi? Hačiu kapai, kaip ten sako? Хочу копаю, хочу не копаю, могу не копать. Va, kaip sako. Super, miłego dnia życzę, dziękuję nawzajem. Miłego dnia ci. Ačiū, aišku, kad bus gerai, tik pakentėti reikia. Laikas gydo. Svarbiausia tavo nusiteikimas, žinai. Noras pasveikti greičiau, taip ir bus. Ane? Ir žinoma, tikėtis geriausia. Labas, tu turėjai poryt pasijungti. Nepasijungsiu, realiai ir šiandien neturėjau pasijungti, bet taip gavosi, kad klientė mano viena neatėjo. Tai galvoju, blemba, kodėl nepasinaudojus to pusvalanduku ir nepabendravus su jumis. O poryt tikrai nepasijungsiu. Būtent. Ačiū, Sierai, ačiū tau labai. Sveikatytės, sveik greičiau. Ačiū, Sierai, aš gerai. Už poros dienelių pasensiu. O šiaip viskas gerai, kaip visada. Su pozityvu, su nuotaikėlė, darbingai nusiteikus. Penktadienį varau į Lenkiją. Ilgesniam savaitgaliui. Tai tiek. Nu, neplaukai. Duot nosinaitę. O iš anksto sveikinu. Ačiū labai. Ačiūkas už sveikinimus, dėkui. Bet aš tikiuosi, kad tu ne intensyvios terapijos skyriuje guli, Sierai. Durbinti, ne, kas prieš atostogas visą laiką apsikrauna labai darbais. Nes tada per atostogas negaliu dirbti, negaliu priimti klienčių, tai kad nenuskriausti nei savęs, nei kitų, prisirašau labai daug, bet užtat paskui ramiai ilsiuosi. Per tave kolą apsipylio. Taip tau ir reikia. Taip tau ir reikia. Taip ir norėjau, kad taip būtų. Čia tavo būdas, žinok, čia ne per mane, čia per tavo būdą. Sakiau, kad viskas grįžta bumerangu. Neįsivaizduoju gal vasarą, bet turiu ir planų čia, tai nežinau. Ką per Velykas neplanuoji keliauti? Aš galvojau, blemba, iš tikrųjų per Velykas judėti link Stryno ir Lueno. Bet sakau, dar negaliu nieko sakyti, ką veiksiu, nes mintis tokios, žinai, dviejopos. Arba į Švedų pusę kažkur varyti, arba į Lueno Stryno. Pizė tau. Dar vieną pizę, man vienos užtenka. Pizė tau, ant padėkliuko pizė man, ane? Prašom, jum pizė ant padėkliuko. Ten kaip gražu, žiauriai gražu, man tai ta pusė, tai iš vis. Aš sakau, myliu Bergeną kaip miestą, patinka Oda ir jau toliau link Geirangerio, blemba, tiesiog kaifuoja, žinok, nuo tos pusės. Tai vat, nežinau, jeigu orai lepins, tai turiu tokias dvi alternatyvas. Arba link Švedų pusės judėti, arba link Stryno ir Lueno. Tai va, dabar tai visai neblogas oras, žinok, ten. Irgi neblogas, irgi saulytė. Tai, bet man labai patinka, kai viskas sužaliuoja, žinai, atrodo saulė šviečia, jau lyg ir viskas žalia, bet viršūnės dar baltas.
Visi kalnai dar balti, tokie kaip su pudrytė pabarstyti, žiauriai geras vaizdas. Eina savo, net čirpuliukai per kūną perėjo. Tai va taip man patinka keliauti. Praeitais metais gegužės 17, man atrodo, mes buvom... Ai ne, mes praeitais metais nedavažiavom iki ten. Buvom netoli. Ar davažiavom, dabar galvoju, ar užpraeitais? Viešpatė, aš jau pasimečiau, žinokit. Jau pasimečiau, kada buvo. Praeitais, man atrodo, praeitais metais mes per gegužės 17 buvom toj pusiai. Gali tai būti? Ar negali? Su kuo bendrinai? Išdavykas, vūdų kūrėjas tu. Smagiai skamba. Aš nežinau, ką per Velykas bus matyti, kažkaip visokių reikalų vis pilna dabar. Na, žinai, pavasaris. Visada. Aš irgi jau svaigstu, kad važiuosiu į šiltnamį pirkti gėlių. Varysiu pirkti gėlių. Noriu pasisodinti terasui, biški noriu spalvų. Tai irgi tokie, žinai, planai. Bet šį savaitgalį išvykstu, tai vėl to nepadarysiu, tai jau teks nukelti tos baldų. Ieškoju ir ne vienas, tai žinai, jo buvom prasilenkę, supratau. Kokių baldų ieškoju ir kodėl čia? Pas jūs ten baldų nėra? Reikėtų mum iš tikrųjų tiem TikToko lietuviam, kaip aš sakau, gyvenantiem Norvegijoje, ne, kurį vieni pas kitus jau lankomės, jau reikėtų mum kokį susitikimą daryti. O, žiūrėkit, kas jungiasi pas mus. Sakau, žiūrėkit, kas jungiasi pas mus. Yra. Nu, žiūrėk, kai aš su fotkė, tu su kamera, kai tu su fotkė, aš su kamera. Matai kaip? Nu, Maldyvas. Gyvai. Nu, Maldyvas sužaidžiam. Na, davai, sužaidžiam. Tai kad tu su kamera, bet kad matosi tik tavo pakaušis. Rūkau. Supratau. Ką tu, jeigu norėjau tave pritrenkt. A ne, norėjai. Taip. Pridarei man nesąmonių. Taip, tai tokį laivą aktyvą sukėliau. Tik su tokiu aktyvu, tai man tas balaganas nepatinka visai. Tai man vienam lagina, ne. Jeigu prapisi, karočią turi nukrist nuo to medžio. Aha, okei. Praeituoju laiku, sutinku, gerai. Čia man vienam lagina, nežinau, 1, 2, 3 lagina stipriai. Man tai nieks nelagina. Na tai sunku pasakyti, iš tos nuotraukos lagina ar ne. Nepastrigau su atvira burna. Girdžiu. Chebryte, pasakykit, ar lagino ar nelagino? Skrenda dar 2 į Tenerife. Nu, man nelagina. Nu, va, slaidukai nelagina. 1, 2, 3 perkrauk telefoniuką. Nu, tau nuo to poligono lagina. Pas tave ryšys ten blogas. Blet, ar matosi tie lėktuvai, palauk, kaip čia apsukti? Nemačiau žinok rodį, bet mačiau tik tai dangų. Nesimato? Nu, nemačiau. Dabar terasą matau. Ai, matau dabar, aha. Ta saulė gal, palauk, visą protą. Jo, biškis pigina saulė, bet matosi, žinok, šiek tiek. Labukas, Mikumaku, labas. Matosi, matosi. O kas čia per nuostaba tokia, kad tie lėktuvai skraido? Ne, šiaip skrenda 2 lėktuvai į Tenerife. Tenerife skrenda, lietuviai skrenda į Tenerife visi, nu. Pamojuok. Ačiū labai, ačiū Virgi. Lietuviai. Aš darbe, Mikumaku, mano diena gerai, neatėjo viena klientė, tai vat pasijungiau pas jūs pabendrauti biškutį. Tipo, ale dirbu, žinai. Kur čia taip giedra, Monako? Tavęs klausia, kur čia taip giedra? Vienas pasuko, blėd, matai? Vienas Monako, pasuko. tu mane užmutinai, ne? Ne, neužmutinau. Kur taip giedra klausia? Pas tave? Ne, pas tave. Virgi, ačiū. Anglijai. Anglijai. Slaidukai, ačiū. Dar 3 atvaro ten. Nesimato dar gal. Slaidai, UK, girdėjai?
Supratau, geros dienelės ir tau, Miku Maku. Tu darbuosi? Kiek laipsnių pas jūs, mano kėlė? Žinau, dvacokas toks jaučiu, vakar 21 buvo. Skamba tai šilta. Girdėjau. Norėjau pakartoti. Kad iš manęs išgirstam. Žinai, aš kaip tarpininkė. Aš paklausiu, Monako atsako, aš tada dar pakartoju. Labukas, Egi, labas. Aš iš miško ką tik su šunim tik ką grįžau į darbą po pietų. Tai po pietinę pamaina pas tave šiandien, ne? Oras lepina tikrai. Nu jo, tarpininkė. Įsidarbinau, gal ir neblogai, ne? Manai, kad tu turi žmonių, ar čia pas tave tyla kažkokia? Bet pas mus 14, sakai, tik pas mus tai irgi šilta, tikrai slaidai negalim skusti, žiauriai geras oras. Iš namų dirbu visat po 3 slaidai, ačiū. Ką turiu? Ar žmonių turi kažkokią tylą pas tave? Labukas. Tai lėktuvus dabar žiūrėjom, kas tai mojavom, taigi per langą nematai mojavo. Klaipėda plus 15. Ir pas mus 14, neatsiliekam nuo Lietuvos. Namų Pas dirbi. mane yra 7 žmonės rašo. Pas mane 6. Visi dirba žmonės, o mes tinginiai, matai kokie. Nu va, kaip gerai Diana namuose, jau pasikrovus viskas. Raimi, labas. Šaunu. Nu. O žinai, Krokuvai tai rodė bus, penktadienį bus 17, šeštadienį bus 8, o sekmadienį bus -2 ir snigs. Įsivaizduoji? Čia kur? Tu įsivaizduoji, Monako, blemba, aš prieš tai laimėjau. Kas čia tokio bus? Čia kur taip snigs? Krokuvai. Ačiū 1, 2, 3. Krokuvai. Aš varau penktadienį į Krokuvą. Tai penktadienį bus 17 laipsnių, šeštadienį 8, o sekmadienį snigs ir bus -2. Tokius drabužius įsidėt neįsivaizduoju. Kailinius? Nu tai kam tie kailiniai penktadieniui? Nesąmonė, supranti. Ten grinai anomalijos, žinok, slaidai. Dėl to ir dabar galvoju, ką reikia man įsidėti. Penktadienį vasarinė suknelė, o Net sekmadienį. pas mumis tai čia Kailinį. veda kelias dienas gerą orą, žiūri. Šiaip giedra labai iš tikrųjų. Tikrai aš matau, kad pas tave geras oras. Bet žinok, ir pas mus geras. LT irgi žada sniegą. Rimtai? Irgi gal sekmadienį? Tai Lietuva nuo Lenkijos netoli. Kiek buvo pas jį vynų? Nunešėm? Kiek jis turėjo? Ar neturėjo? Prieš Monaką laimėti, tai čia žinokit, wow. Bet pas jį žmonių nėra dėl to. Ko nėra? Žmonių pas tave nėra. Nu, neįmanoma pas tave prieš tave laimėti. Kaip čia taip mums? Kodėl neįmanoma? Su kokiais fuksais mums čia pavyko? Baigt. Nu ką baig, aš dar nepradėjau. Šeštadienį darots. Bus sekmadienį. Šeštadienį nebus sniego, bus sekmadienį, taip pat kaip Lenkijai. Atsiųsiu. Papūsiu į tavo pusę, kad tau prisnigtų 1, 2, 3. Ja, dėkiu, aš gražios dienos. Gražios ir tau slaidukai. Ačiū tau labai. Ačiū, kad visada šalia, kad būni kartu. Dėkui, gražios dienos ir tau. Nufotkink langus ir gražiai išvaliai. Patikrinsiu. Ačiū 1, 2, 3. Pravesiu kontrolę. Neturiu. Jo, dėkui už širdelę. Dabar. Ačiū, Egi. Nu, mes šiandien laimėsim nors vieną kovą, mes šiandien nei vienos nelaimėjom turbūt kovą. Nada, pas mane jau padangos vasarinės. Bus to sniegelio, palauk, sekmadienį tikrai bus. Bent jau aš pasistengsiu, kad jis būtų pas tave.
Ačiū labai, ačiū, Egi. Egi, tu kai dirbi? Manako, aš netikiu, kad taip silpnai jūs žaidžiat. Slaidai išprotėjai! Dievuliau, ką tu darai? Double point, šaika, pas ką pirštinė yra, išmeskit. Eik tu savo, slaidai, ačiū. Dieve. Sakau, šiandieną nei vienos kovos nelaimėjau. Yra pirštinė. Per vėlai biškį, bet let's go. Tavo diena šiandien. Time swipe. Egi, dukai, jeigu tu dirbi, tai tu už vairo telefoniuką iš šono Vienintelė, padeda. paskutinė Egi. pirštinė. Jokios pirštinės, leiskit man laimėti. Tu turėjai prieš tai vienas Monako? Ne. Rimtai nei vieno? Tai taip neįdomu, tipo nenunešėm nieko? Ne. Nu, blemba. Na, bet vis tiek, mes žinom, kad mes laimėjom. Pavasaris, jau nuotaika geresnė, tikrai kaip pavasaris, tai tikrai smagiau. Išmetėm paskutinę pirštinę dar. Nereiktų su jums pirštinės, šilta. Nesidėkit tų pirštinės. Jau neturim, paskutinę išmetėm. Na tai ir gerai, nesidėkit šiltą, mėgaukite saulutę, nereiktų pirštinės. Gerai, be pirštinių nusnaipėm. Vis tiek nori pasikėsinti, ne? Kiek pas mane dabar? Ai, tai pas mane tik vienas. Na, bet vis tiek, nenunešk. Nenunešk, tu tai mėgėjas. Tai tu darbė dabar? Jo, pas mane viena mergaitė neatėjo, tai sakau, blemba, pasijungsiu, biškį pabendrauti. Tai reikėjo berniuką paimti tada, jeigu mergaitė neatėjo. Blemba, aš siūliau, kad mergaitė atvažiuotų tą, kur buvo po jos užsivažiuoti, bet negalėjo, žinai, nu blemba, čia Norvegija nėra labai maži atstumai, kad taip, jeigu atsišaukia klientė, neatvyksta, nėra taip greitai, kad gali kažkas atvažiuoti, žinai. Na, tai nieko. Sėdėsiu, turiu laiko papnurti su jumis. Jes, monakėlį, kas pasidarė tavo komandai, ką? Aš neturiu komandos. Nu kaip tai ne? Visą laiką toks didelis palaikymas pas tave. Nu, bet tai prie ko čia ta komanda, kas nori ateina, kas žaidžia, kas nežaidžia. Nesvarbu. Vieną dieną žmonės žaidžia, kitą dieną ne. Tu jau turi daug. Kaipgi ne, Monako. Dabar lėktuvus visi skaičiuoja pas mane. Tai kad neberodai tų lėktuvų. Jau Va, nebeskaičiuoja. vėl skrenda. Arba čia tavo visi išskrido. Čia taviški ir nuskrido į ilsėtis atostogų. Ko žvengi 1, 2, 3. Tu gal oro uoste kokiam ten sėdi prie oro uosto, ne? Toliau yra ten kitam mieste. Nu tai į tą pusę, žinai, mano va Ačiū už tapukus. Dėkui. Iš tavęs kos iš manęs. Ar aš tokia jokinga 1, 2, 3, ko tu žvengi iš manęs? po kito varo, nu. Galėtum dirbti dispečeriu lėktuvu. O tu sterdėse būtum. Oi ne. Mes po darbo susitiktumėm kavos. Sakai. Patrauk pirštą. Nematau lėktuvo, patrauk pirštą. Nu ir kam ta špyga? Čia nešpyga. Į save atsuk. Čia bėgo aš. Iki su ta špyga, mali nenubėgsi. Čia nešpyga. Mažutė džiaugiasi. Žinoma, kad džiaugiuosi. Mažutė. Kodėl Džiaugiasi. tu mane taip pavadinai? 1, 2, 3, tu manęs taip nevadini. 1, 2, 3, ačiū. Tu taip manęs nevadini, mažutė, kas čia per mažutė. Man nepatinka. Nepatinka tau mažutė būt? Žinoma, kad Kokia ne. tu neįdomi. Kokia aš mažutė. Kokia tu neįdomi.
Tai Nu, mažutė ne dėl to, kad tu stora ar kūda, dėl to, kad taip, švelni, maloni, mažutė. oi ne, nu nereikia tų seilių, snarglių. Nemėgstu aš tų dalykų. Nemėgsi drėgmės per sausumą geriau. Žinoma, Hardas. man dykuma patinka. Hardas. Taip. Hardcore'inė. Meni mažutė. Ilona. Negerai, jo, hardcore'inu. Ačiū 1, 2, 3. Tu savo dupą išlindai. Dėkui. Pas jį nėra žmonių, viskas, mes nunešim ir šitą. Pas mane yra žmonių 9. 9? Tai kur tavo palaikymas? 9 žmonės, 10 šitų taškų. Nu ką, žinau, kavą geria, dirba, kažkas miega, gal dar kažką. Nu, tai patapinkit pas Monako. Tai patapino, matai, jau 10 taškų turiu. Nu, dar biški reikia, jeigu 9 žmonės. Minimum turėtų būti 27. Rimtai čia. Nu, primės kaip su matematika draugauju. Zuikelį mažytę irgi nemėgstu, ypač pieikti, aš tai dabar sakysiu visą laiką. Turėjau Mažytė. sena mergaitė aš. Bet mažytė tai gražu labai. No. O tai kaip patinka tau? Kaip man patinka, geriau tavo nežinot. Kiek šitą tipo, kaip sako? Kiek šiuk? Nu kaip vyras. Jeigu būtum šalia, tai žinok, prasileistum. Nu tai aš klausiu, ta prasme, tai tu sakai, geriau nežinotum, nu tai kažkas tokio pošlesnio gal? O čia nieko blogo. Turiu vardą, Monako, ašgi turiu vardą. Tai tai čia mes ne apie vardą šnekam dabar. Nu, sakau, kad man tos seilės ir ties nargliai nepatinka. Mažutė, zuikelį, kačiukai, katinėlį, fu. Nu tai kaip vyras tave šaukia, kaip vyras šaukia tai, kaip jūs meilinatės? Kai mes meilinamės, Nu, kaip sako. Iloniukai, Ilonytė. prie kojos, sako. Kaip tave šaukia? Moliugėlis. Moliugėlis. Nu, na. Moliugėlį. Kas netapina blokuoja 1, 2, 3, negrasink. Negrasink. Rimtai užblokavai? O užblokavai? Dėl to, kad netapinu? Ei, blemba, 1, 2, 3 neblokuok žmonių. Sako, kas netapina, blokuoju. Ir blokuoja žmonės, tu primesk, kai išdarinė. Baik. 1, 2, 3 ar girdi? Ačiū, Monako, už pergalę. Gražios tau dienelės. Ate. Nu, čiau, ate. Ilona, o kas šiaip geresnio? Viskas gerai pas mane. Tu nenori išeiti? O kas šiaip gero dar? Viskas gerai, tu nenori dar manęs palikti? Tai kaip aš tai galiu palikti neturėdamas? O, ji nubaigs tom garbanotą. Ai, tu čia žais dar kvieti, nu davai žaidžiam. Eik tu garbanotą tu. Bet tu tokia žiūriu, tau seksas tai vapšė toksai, tu tokia esi egoistė, savo tokia, žinai, tau prie veidrodžio, tau savo kažkokia, tau tokie visi dalykai, kas liečia kūnus, ten tokie, va, kaifas tau nelabai, ne? Kad tu prie sekso. Nu, tokia nelabai, tau seksas ten aš įsivaizduoju mėnesį kartą, 2 ten, jeigu būna, jie zaibys tau pokui. Eik tu per daug kartų į mėnesį, tu ką juokauji? Tokia nuobodybė biškė tu. Ką? Nuobodybė skamba biškį taip labai. Tai aš esu labai nuobodus žmogus, žinok, su manim neįdomu. Nu jo, tau toks darbas, dulkės, puodai, ten kažkas, tai ten Taip, kažkur važiuot, pakeliauti, kažkur pasivaikščiot, pasirodyti, kažkur save ten įkelt, ten pasižiūrėti, veidrodis, dažai, kažkokį rūbą užsidėti, ten, ta prasme, Jo. Bet dėl lovos savęs, neįdomu. ta prasme, dėl kūno, dėl malonumo nelabai tau ten nedomina tavęs. Aišku, kad ne. Nu, supratau. Very boring. Very boring, jo. Gimdžiau vaikus per prievartą, įsivaizduoji. Ne, tai prie ko čia tie vaikai, blėt. Ir tai bus kiekviena life. Baik, 1, 2, 3 nedaryk, taip. Vaikai tai čia žinai.
90% moterų turi. Čia ne vaikuose esmė. A tai tipo vaikus ne iš malonumo padarė? Atsistojus prie veidrodžio, užsidėjau naują suknelę, pasimaliavojau ir atsirado vaikai, Nu, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju moteris, ne? Jeigu jos gyvena santykiuose, ne, nu, tai vis tiek seksas ten ir panašiai, ne? Tai kiekviena moteris turbūt santykių metu ten, nu, per seksą vis tiek kažkaip pafantazuoja, jungia, nu, nori pabūti tokią kekšę, bet savam, ne, tipo, to prasme. Bet tavo tokie išgirsti, tu iškart, baigtų. Nu, taigi tu ne mano vyras, mano. Tai prie ko čia, o tai ir aš tau sakau. Kodėl aš turiu kaifuoti nuo to? Taigi mes diskutuojam, aš nesakau, kad aš tau čia ne tau dedikuoju čia visą tai. Aš taip tik tai kalbu bendrai. Aš suprantu, bet taigi, nu, ta prasme, man ant kaktos taigi neparašyta, žinai, nu, ta prasme, kokie mano lytiniai. Esmė tokia, kad jeigu aš girdžiu, kad tu, ta prasme, iš karto atgrasiai visus tos, tai aš susidarau nuomonę, kad tau seksas tabu. Tik tai tu norėjau. Ne. Mane verčia jau užsiimti, žinok. Nu, tai ką ir sakau, nu. Nepatinka tau. Jo, ne. O yra moterų, kuriuom patinka? Aš galvoju, visos per prievartą. Ne, yra kuriuom patinka, kuriuom ne. Yra tom, kuriuom reikia ten, pavyzdžiui, mėnesį kartą 2 arba į savaitę kartą, yra tom, kur per dieną 2-3 kartus reikia, tai tu tikrai ne iš tų. Ne. Peter, tusen tak. Sutinki su manim, kas netapina tą blokuoja. Ne, baikit, nu nebestumkit. Ačiū, tusen tak, Peter. Ačiū 1, 2, 3. Ačiū labai. Nu, baikit, neblokuokit, nu žmonių, tusen tak, Peter. Yra toms, kur 10, kas ten, tas 1, 2, 3 blokuoja visus? Taip, tu primės, jisai visus blokuoja. Maladėts, aišku, tvarka turi būti, blėt. Bet kaip žiauriai. Jisai nori būti vienas sekėjas ir vienas laivė. Jisai sakė, padarys subų laivą, o subas jisai pas mane vienas. Jo. Tai vad grinai savo. Egoistas biški, ne? Nu, 10 kartų per dieną linutę čia jau, ką žinau, nėra mažai, čia daug jau iš vis tada, čia pizda, tada nieko neveikia, tik tai dulkinės ten, karočiui, per dieną. Vat grinai pasakai, va čia pizda, tikrai pizda, jau tada... Ne, nu, galima kažkokią vieną dieną, gal per metus ir atsitiktų tokia, bet taip kas dieną, tai čia nebus laiko tada niekam. Bet šiaip, nu, porą kartų taip į dieną, kas antrą, 2-3 kartai kas antrą, taip galima, manau. Bet į mėnesį, kas ten turi ten 2 kartų santykius, tai aš nežinau, ten suėjimus, tai ten vapšė. Ten per naują sugyja viskas. Ten pizda, nu tai kaip? Ten pizda, viskas pas tave pizda. Ir ten pizda, ir kitur pizda. Aš nesuprantu tokių žmonių. Duok savo per burnytę. Nesikeik. Fu, negražu, be. Vėl negražu. Nepradėkim gerai. Čia tu man? Tai taip, kas čia tokio, tie keiksmažodžiai, nieko blogo nėra, taigi čia... Lauk, burna, fu, tau netinka. Nu čia, bet tai čia nieko blogo nėra, čia ne tai, kad... Kad ne, bet galima kitaip išsireikšti. Nu, tai ką, žinau, aš nesu dviveidį, žinai. Ne, nu blemba, ne. Taip, blemba, taip, saulė, ačiū. Net nesitikėjau, net nežiūrėjau į ekraną. Todėl, kad žiūrėjai turbūt mintise į ekraną. Gerai, paskutinį monatą. Bet žiūrėjai į ekraną. Į ekraną. Užvaldė mintis jau Ilona apie kylančius kranus naktim. Ne, pagalvojau. Ar pakeltas kranas mane šią naktį. O gerai, kas gerai 1, 2, 3, va toks tu mano palaikytojas, visus blokuoji, net neleidai žmonėm patapinti, gal jie net nespėja, tu užblokavai, čia tu kaltas dabar. Nu, žinai, čia tapukai nepadės. O gal? Nu, va papukai tai padėtų, tapukai tai tikrai ne. Jeigu būtų papukai ekrane... Pas šiandien kažkokia seksuali diena. Pas mane kiekviena diena tokia, Ilona, tu manęs tiesiog nepažįsti. Su manim susijungus kalbi visą laiką apie mandarinus.
Ne, praeitą kartą buvo apie arbūzus. Apie arbūzus, nu. Ką čia slėpti, ta prasme, kiekvieną dieną visi tą patį kalba, visi žmonės nėra jokių paslapčių. Tai visi kalba apie tai, kas jiems skauda, kas jiems rūpi, ne? Nežinau, ar rūpi. Visad apie seksą, ne? Nu jo. Ne, aš ne visada kalbu. Ne visada, ne, tikrai ne visada. Čia jaučiu pirmas kartas, kada tu toks garbanius. Ką čia reiškia garbanis? Nu, garbanotus mėgstamas. O ir plaukus pasitaisė. Normalios mintis, pažiūrėk. 1, 2, 3, ačiū. Pažiūrėk, tiesiai į taikinį. Tiesios mintis. Taip. Saulė pašvietė ir pyzė morčius prasidėjo. Taip. Pas visus jaučiu taip vyrus. O kai ta saulė man, blėt, pas mane visą laiką tas pats, blėt, ar šviečia. Nemasuko, kai viskas gerai ten pas tave veikia, ne? Saulė, ne saulė. Pas ką veikia normaliai karočio aparatūra, tai pas viskas gerai būna ir pavėsį, ir per metus. Nesvarbu, šalta, nešalta, ne? Aišku. Nu jo. Jeigu gamina viską, tai veikia. Sriubą gamina pas tave? Gamina, kokią nori. Ir sriubą gamina? Nu tai žinok pas tave, koks jisai talentingas. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, tu gali vadinti kaip nori, ten sriuba ar desertas, nežinau. Kaip jau patinka. Tai ir kietai pavaro? Kaip pavaro? Kietai? Kietai, na. Ačiū už tapukus. Blemba, bet mes buvom pririnkę jau 3 vynus buvo, mane turėjo. Kam tau tie vynai vis tiek pralošiu? Oi, blemba, jau dabar nunešė, laimėjo, tai jau dabar... Ne, tai ne prieš mane, nu vis tiek kažkur pralošiu anksčiau ir vėliau, tai kokiu tie vynai. Nieko nežaidžiu, tik su tavim, Monako. Rimtai? Rimtai, aš tau sakau, aš nežinau, paskutinius kokius 3 kartus esu žaidus ir čia tik su tavim. Rimtai? Taip. Ašgi nesijungiu su nieku, su kuom aš nepažįstu. Taip, Monakėlė. Kaip man pavyko susipažinti su tavim, kaip man pasisekė, kad aš susipažinau su tavim. Galim žaisti. Galim žaisti, galim bendrauti, galim lėktuvus skaičiuoti. Oi, lėktuvai kyla rytais. Kyla, tai kad dabar ne rytas ir vis tiek pas tave ten kyla. Kyla? Skaičiuojam. Skaičiuojam, kiek kartų pakyla. Aš, pavyzdžiui, ryte, kaip atsikeliu, ne, kaip obuolys, kotuku į viršų visada. Monako. Gaila, kad tu dabar nematai mano veido išraiškos, nu bet tokia tiek. Aš įsivaizduoju, tavo veido išraiška, žinai kokia? Kokia? Norėtum, bet... Ir laikrodį žiūri, blėt, kada čia tas vakaras, jau gal namo greičiau pasivyra? Koks vakaras, man už 10 minučių žmogus ateina, paskutinis batlas. Paskutinis betlas žmogui. Paskutinį betlą padarau ir važiuoju namo, pasvyra lėkiu. Ačiū, karaliau liūtai. O tada pradėsim rimtus betlus vakare. Va tada galėsi tęsti savo garbanotas mintis, o aš turėsiu dirbti. Ne, tai tu kai namo grįžti, tu būsi vartai. Eik tik vartai. O vyras bus puolėjas, žaidėjas. Jo. Mes futbolą nežaidžiam. Mes menuko vaizduomimės. Šaudys golus. Viskas, Monakėlė, vsiuo. Davai. Pašnekam, ką tu čia. Ne, nublemba, man rimtai viskas, aš turiu atsijungti. Gerai, ate. Gerai, davai, mano, iki kito. Viso. Nu, atsijung. Aš vis dar neišmokau. Gerai, tojam. Ačiū. Ai, nebegirdi. Pasakiau ačiū, bet nebegirdi. Ką, chebrytė, ačiū labai jums už palaikymą. Dėkui labai visiems, kas buvot. O aš turiu 8 minutės iki kitos klientės.
Tai nafik aš tapinu, ta prasme nafik aš tapinu. Taigi aš sakiau, kad aš pasijungiau, kad nėra mano klientės dabar. Nafik aš tapinu, taigi tu man tapini. Nafik aš tapinu, baig taip sakyt, supyksiu. Gerai, dar 2 minutės pabūnu. Ok? Kad stipriai nesupyktų. 1, 2, 3, ar gerai? Dar 2 minutėlės, ok? Jos skirtos tau. Kita irgi neateis. Abrakadabra. Kita irgi neateis abrakadabra. Ei, baig! Ne, blemba, man reikia dirbti, nu čia dabar. Sako, kita irgi neateis, nesupratau iš pradžio apie ką tu. Baig, tu visas mano klientės atbaidys. Kad aš čia sėdėčiau, ne? Iš pradžio nesupratau, ką turiu omeny. Eik kast. Aš eisiu kasyt nugarytės, o tu eik kast, gerai? Davai 1, 2, 3, žodžiu, pasipiešim. Gerai, hebrytė, ačiū visiems už palaikymą, ačiū, kad buvot kartu, ačiū, kad visada šalia. Visiems gražios dienelės, darbingos dienelės, nepersistenkit. Aš irgi turiu dar 3 klientės ir varysiu namo. Viso, bučkis apkabinu, ate.